Sveiki visi, grįžtu po labai ilgo laiko. Šiandien užsukau į savo YouTube kanalą ir pastebėjau, kad jau praėjo 1,5 metų nuo to, kai paskutinį kartą įkėliau mokomąjį video. Kas maloniai nustebino, kad netgi turėdamas tokį nišinį kanalą, kuris skirtas pamokoms apie Java ir skirtas būtent pradedantiesiems programuotojams, aš sulaukiau daugiau kaip 200 prenumeratų. Žinant, kiek tai yra nišinės sritis, keli šimtai prenumeratų yra tikrai daug. Tai yra galbūt nedaug lyginant su kitais YouTube kanalais, bet man atrodo, kad būtent kalbant apie programavimą, tai yra pakankamai didelis pasiekimas. Tai papildomai mane motivavo tęsti veiklą ir tęsiu veiklą kiek kitų formatu. Tai yra nusprendžiau kurti atskirą grojaraštį, kuriame dalinsiuos savo patirtimi, kaip aš kuriu visiškai naują projektą nuo nulio. Ir tai nebus projektas, kuriame aš būtent kalbėsiu tik apie kažkokią programavimo kalbą, ar tai bus visiškai skirta tik tai kalbėti apie kažkokį frameworką ar technologijas, bet tai bus tiesiog visas procesas, kaip aš kuriu nuo nulio projektą ir kaip aš įsivaizduoju to projekto kūrimą. Tai dalinsiu savo įžvalgomis, pasidalinsiu savo kodo kažkokiom implementacijom, ar tai kažkokiais įrankiais, kuriuos aš naudoju kuriant šį projektą. Tai viskas bus sudėta į šitą grojaraštį. Jeigu perskaitėt grojaraščio pavadinimą, tai pamatėte ant skambią frazę, kuriu startupą. Dabar įprasta viską vadinti startupu, pradedant paprastais internetiniais projektais, baigiant įvairiais verslais, nesusijusiais net su IT. Viskas dabar yra vadinama startupu, tai aš manau, aš irgi nenukrypau nuo temos, irgi savo internetinį projektą drąsiai galiu vadinti startupu. Ir dažnai startupai asocijuojasi su kažkokiom labai unikaliom idėjom, kad ten kuriu kažkokį Uberio analogą, kur kartu bus tarsi Instagramas ir Facebookas ir WhatsAppas viename. Tai mano atveju tai bus visiškai paprasta idėja, kuri nėra kažkokia labai unikali, kažkokia išskirtinė. Tiesiog aš tą idėją jau keletą metų turiu, tai yra dar kai neturėjau pakankamai techninių žinių, aš buvau pradėjęs kurti šį projektą, bet tada ten buvo naudojami jau paruošti tam tikri turinio valdymo sprendimai, ant kurių užmovus temą galėjai pasikurti kažkokį puslapį, kuris bent jau kažkiek panašus į tai, ko aš norėčiau. Bet dėl to, kad nepakankamai turėjau programavimo žinių, aš visgi to projekto toliau ir netęsiau, o dabar nusprendžiau, kad turėdamas šiek tiek daugiau žinių, galiu pradėti kurti šitą projektą visiškai nuo nulio. Kodėl kuriu šios video? Galėčiau, atrodo, ramiai savo atsisėsti ir programuoti tą projektą. Tai pirmas tikslas yra, kad įrašinėdamas ir su jumis dalindamasis projekto kūrimo progresu, aš tarsi įsipareigoju šitą projektą pabaigti. Nes labai yra įprasta, kad programuotojai dažnai pradeda kažkokius projektus ir jų niekada nepabaigia. Taip atsiranda vienas projektas, antras, trečias ir visą laiką pas programuotoją atsiranda vis nauja idėja, kuri atrodo geresnė už prieš tai esančią ir tokiu būdu kaupiasi tie visi nepabaigti projektai. Nes procesas nėra lengvas, kadangi be to, kad teks programuoti, teks užsiimti ir papildomais dalykais. Tai yra, projektui reikės pasižiūrėti gal kažkokį mini marketingo planą, kažkokius rasti kontaktus pirminių klientų ir taip toliau, užsiimti SEO ir panašiais dalykais. Tai kompleksiškumas yra pakankamai nemažas ir jeigu nori vienas tą daryti, tai reikia daug motyvacijos ir pakankamai nemažai laiko skirti šitam projekto vystymui. Antra priežastis, kodėl irgi nutariau filmuoti, tai tiesiog fiksuodamas, kaip aš kuriu projektą, kokius įrankius naudoju ir panašiai, galbūt kažkiek šios mano patirtis pravers tiems, kurie irgi yra galbūt pradedantieji programuotojai, ar šiaip žmonės, kurie nori kurti kažkokį projektą ir ras kažkokių naudingų žinių, ras naudingų galbūt kažkokių patarimų, ar iš mano, sakykime, eigoje iš projekto vystymo sužinos gal kažkokių naudingos informacijos, kuri pravers jiems vystant jų projektą arba bent jau pradedant kažkokį projektą. Tai tiesiog noras dalintis visą informaciją, kurią aš sukaupsiu vystydamas šitą projektą. Trečias tikslas, galbūt projekto eigoje atsiras bendraminčių, kuriem patiks tai, ką aš darau, patiks pati projekto idėja ir norės prisijungti. Nes vien tai, kad tu sukursi projektą, čia nėra jokios garantijos, kad tas projektas bus sėkmingas. Reikia dar, kad atsirastų vartotojai, reikia, kad kažkas padėtų pritraukti tos vartotojus, reikia, kad kažkas kurtų kontentą, reikia, kad kažkas bendrautų su potencialiais tais pirminiais ir visais naujais klientais.
ir taip toliau. Tai principė, norint sėkmingai startuoti, dažniausiai reikia komandos. Vienam žmogui padaryti visiškai visus šitus darbus yra labai sudėtinga ir todėl galvoju, filmuodamas šitus video, aš galbūt rasiu vieną kitą bendramintį, kuris norės prisijungti ir kartu plėtoti šį projektą. Ir ketvirtas tikslas yra pačiam pagilinti savo techninės žinias, nes yra minčių kurti projektą naudojant tam tikrus frameworkus, su kuriais aš nedirbau, bet turiu patirties prie būtent programavimo kalbos, kuri naudojama tuose frameworkuose. Taip pat aš manau, jeigu jie atsiras ir daug kitų įvairių servisų, kurių prireiks plėtojant projektą, tai aš manau, kad visos šitos patirtis ir visos šitos žinios vis tiek pridės prie bendro progreso, augant pačiam kaip programuotojai. Gerai, tiek daug prišnekėjau, tai laikas apžvelgti, kągi aš kursiu, nes čia prašnekėjau tiek daug visko, o taip ir nepaminėjau iš vis apie ką tas projektas. Taigi, tada kursiu nekilnojamo turto portalą. Portalas nebus konkurentas Aruodui LT ar kitiem lietuviškiams portalams, tai bus tiesiog į tarptautinę rinką orientuotas nekilnojamo turto skelbimų portalas. Prieš keletą metų, kai sugalvojau šio projekto idėją, norėjau, kad projektas būtų nišinis. Ir taip gimė pavadinimas Big City Lovers. Turėjau idėjų, kaip kitaip pavadinti šį projektą, bet kadangi rasti trumpą, laisvą domeną yra labai sudėtinga, tai reikėjo šiek tiek improvizuoti, pagalvoti, kas galėtų būti galbūt šiek tiek ilgesnio, bet pakankamai aiškiai apibūdintų, apie ką šis projektas. Tai manau, kad visai pavyko. Perskaičius tiesiog patį pavadinimą jau aišku, kad tai kažkas susijęs su didžiaisiais miestais, na ir lovers tai yra, galim sakyti pažodžiu verčiant, gal mylėtojai, tai didelių miestų mylėtojai. Kas yra Big City? Tai mano idėja buvo, kad portale talpinsime skelbimus tų nekilnojamo turto objektų, kurie yra iš miestų turinčių milijoną ir daugiau gyventojų. Jeigu mes nueitume į šią svetainę World City Population ir sakykime, čia šitoj pozicijoje matome 23 metų gyventojų skaičių. Jisai galbūt nuo realybės kažkiek gali skirtis, nežinau, kiek tie duomenys yra tikslus, bet sakykime, pabandome dabar paieškoti miesto, kuris turi jau mažiau negu milijoną gyventojų ir kelinta tai bus pozicija. Štai matome čia. 579 vietoje yra jau miestas turintis mažiau negu milijoną. Tai principą pagal šio puslapio informaciją mes turim apie 578 miestus turinčius milijoną ir daugiau gyventojų. Tai yra labai daug. Manau, pradžioje bus miestų ženkliai mažiau, nes visų pirma didžiausias darbas bus rasti agentūras ir agentus, kurie aplamai norėtų talpinti savo skelbimus. Geriausiu atveju, aš manau, pradžioje galima apsiriboti iš vis bent jau iki 10 miestų, didžiųjų miestų, tokių kaip New Yorkas, Londonas ir panašiai, ir rasti bent po vieną kitą agentą, kuris bent jau leistų susikelti savo skelbimus ir tokiu būdu mes turėtume bent jau pirminę realią informaciją savo svetainėje. Sugalvojus domeną, sekantis dalykas buvo sukurti svetainę. Kaip ir jau prieš tai minėjau, prieš keletą metų, naudodamas WordPress, aš susiradau temą, kurią užmovė ant šitos turinio valdymo sistemos ir turėjau tokį kaip ir pirminį veikiantį prototipą ir kuriam pritrūko tik tai tam tikrų visgi custom sprendimų, tam, kad jį galima būtų realiai pateikti agentūroms ar agentams ir naudoti pilnavertiškai. Tai galime šiek tiek pasižvalgyti po šitą svetainę. Kas man patiko? Patiko, kad svetainė pakankamai švari, tai yra labai viskas aiškiai išdėliota, viršutinis meniu, registracijos forma ir taip toliau, filtras, naujausi objektai, populiariausi miestai, kažkokie išskirtiniai objektai, blogo pranešimai ir taip toliau. Ir aišku, yra pačioj footeris. Tai šitas svetainė pasirodė pakankamai švari, jokių nereikalingų elementų, labai aiškiai turėtų būti kiekvienam vartotojui, jaunesniam, vyresniam ir panašiai. Ir sekantis dalykas, ką reikėjo pasidaryti, sukurti logotipą. Kadangi projektas visiškai neneša jokių pajamų, reikia kažkaip suktis, tai reiškia rasti kažkokį pigų sprendimą, kaip sukurti pakankamai profesionaliai atrodantį logotipą. Na bent jau mano suvokimu profesionaliai atrodantį. Na ir tam yra visai gera platforma fiverr.com, kur gali rasti įvairių paslaugų nuo $5,
šiek tiek kokybiškesnės paslaugos kainuoja 10, 15, 20 ir daugiau dolerių. Tai aš radau dizainerį, kuris pakankamai kokybiškai kūrė logotipus ir jeigu neklystu, mokėjau apie 10 dolerių. Ir principai už tą 10 dolerių gavau pagrindinės kelias versijas logotipo, tai yra gavau vertikalų logotipą, horizontalų logotipą, gavau kelias variacijas, kaip šiuo atveju turime baltą logotipą, jeigu užeiname į vidinį svetainės puslapį, mes jau turime su spalvomis, tai yra logo, tai yra ikona ir dalis pavadinimo viena spalva, Big City kita spalva, na ir gavau keletą ten formatų tinkančių ir spaudai. Ir valia, projektas buvo beveik pabaigtas. Na, aš juokauju, beveik pabaigtas. Realiai jis toks liko, koks ir buvo pakurtas prieš 2 metus, tai yra aš per tos 2 metus nieko daugiau čia nedariau, nes kai pradėjau gilintis į funkcionalumą, kurį duoda mokama tema, jis pakankamai nemažas, taip, galima įdėti skelbimą, paskelbti tam tikrus objektus, galima netgi pajungti mokėjimų kažkokią sistemą, nes čia naudojamas yra modulis WordPress'o rinkti įmokoms, bet supratau, kad agentai ir agentūros tikrai rankomis nekels po vieną skelbimą. Tai yra, jiems reikalingi custom sprendimai, kurie galėtų paduoti galbūt savo kažkokį API ir kažkoks jobas tenai kiekvieną naktį ar panašiai atnaujintų jų skelbimus, ištrintų jau neegzistuojančius skelbimus, sukeltų vėl naujus skelbimus ir tai vyktų visiškai automatiškai. Kad agentui arba agentūrai nereikėtų rankomis eiti pastoviai ir koreguoti tų skelbimų, uždėti tenai rezervuotą, parduoti ir panašiai, o iš jų kažkokių sistemų ateitų tą informaciją. Tai bus galbūt agentų, kurie viską tai daro rankiniu būdu, bet aš manau daugelis rimtesnių agentūrų turi tikrai kažkokius API'us ar panašiai, kuriuos jie pateikinėja kitoms platformoms, kad būtų atvaizduojami jų skelbimai. Tai va ir šiuo atveju šiam projektui reikės tokių pačių integracijų. Tai tų integracijų čia nebuvo, o norint jas pasidaryti, kaip ir anksčiau minėjau, būtų reikės samdyti programuotoją, tai yra daryti daug custom darbų ir pačiam tuo metu nemokant atlikti šių darbų, tai būtų kainavę pakankamai nemažas sumas ir tada, žinant, kad toks projektas yra labai rizikingas, nes tai nėra išskirtinis projektas, tikrai nieks čia nepuls į tokį projektą investuoti, nes tai yra tiesiog eilinis skelbimų portalas, bent jau daugumai. Tai nusprendžiau tą projektą taip ir palikti užšaldytą. Dabartinis tikslas yra sukurti labai panašų projektą nuo nulio, tai yra panašų būtent į šį, kurį jums tik ką rodžiau, su labai panašiu funkcionalumu, tai yra panašus layoutas, panašus filtras ir taip toliau. Elementai gal kažkokie kaip mygtukai ar panašiai, ar tie konteineriai, kur sudėtos nuotraukos gali šiek tiek ir skirtis, nes su CSS aš labai stipriai nedraugauju. Bet pasistengsiu išlaikyti panašią struktūrą ir aišku, dadėti visus papildomus funkcionalumus, kurių gali prireikti, norint integruoti įvairių nekilnojamo turto agentūrų skelbimus. Tai reikės gal suvienodinti API'us arba parašyti atskirą dokumentaciją, kokio API formatų turi būti pateikta informacija, norint agentūroms čia skelbti skelbimus ir panašiai. Na ir aišku, papildomi įvairūs servisai, reikės naudoti galbūt kažkokį third party servisą, kuris leidžia patogiai skelbti, talpinti blogo skelbimus ir juos paskui čia pas save atvaizduoti, kad nereiktų kurti kažkokių custom administravimo įrankių tam, kad galima būtų įkelti kažkokį postą. Na ir daugiau papildomų naujienlaiškių, kažkokie komponentai, kurie leis siūsti registruotiems vartotojams įvairius pranešimus apie pasikeitusi statusą objektuose ir panašiai. Tai vienu žodžiu, tų funkcionalumų yra pakankamai nemažai. Ir svarbu nepamiršti, kad kai analizuosime funkcionalumą, reikia nepersistengti su naujų funkcijų pridėjimu. Reikia netgi žiūrėti, kurių funkcijų galima atsisakyti ir palikti tik tas, kurios yra pačios svarbiausios, tam, kad galima būtų kuo greičiau startuoti su MVP. MVP tai yra Minimum Viable Product, pasirodo lietuviškas vertimas yra minimalus perspektyvus produktas, skamba šiek tiek gal keistokai. Esmė, kad tai yra minimali versija svetainės, kurią jau gali naudotis vartotojai. Nebūtinai jinai turės visus privalomus funkcionalumus, bet esmė, kad vartotojai galės ateiti, pasižiūrėti skelbimus, galės juos atsifiltruoti, galės įkelti tos skelbimus, atnaujinti savo informaciją, užsiregistruoti, prisiloginti ir taip toliau. Tai atlikti visus svarbiausius veiksmus, kad ta svetainė atrodytų
tinkamai veikianti ir tinkama naudoti vartotojams. O visi tie papildomi funkcionalumai, kurie ten kuria dar papildomą vertę, gali būti vėliau pridėti, bet kuo anksčiau startuosim, tuo greičiau mes pradėsim rinkti vartotojų auditoriją, rinkti pirmosius tos agentus ar agentūras, kurie galbūt norės naudotis šio projektu. Tai šiandienai tiek ir iki sekančio susitikimo.